nes aš savo 6-0 uždirbau, kai man 25 buvo. Verslas yra kaip sporto komanda. Yra žaidėjai, kurie tiesiog turi savo talentą ir turi praktikuotis tą įgūdį gilinti. Ir aš tiesiog dirbau be sustojimų. 2 savaitės aš taip savo latekso tos antakius tobulinau, kad tada, kada jinai atėjo, jie gavosi tobuli. Sveiki, šiandien svečiuosi turiu Dovilę, tarptautinę verslininkę, galėčiau pasakyti, ar ne? Tai Dovilė daugiau apie save papasako, kas tu esi, kokia yra tavo veikla ir kaip tu čia taip migruoji tarp visų pasaulio šalių. Sveiki, tai aš Dovilė. Apie savo veiklą galiu pasakyti, kad trečdalį paskutinį savo gyvenimo iš tikrųjų esu dedikavus grožio sričiai. Dirbu su ilgalaikiu makiažu, esu tarptautinė meistrė, turiu savo akademiją Londone, dirbu tai ir Lietuvoje, Miami, Azijoje, Australija vienintelis žemynas, kur nesu buvus. Bet, kaip sako, oyster is the limit, tai galvoju šiaip iš tikrųjų pakeliauti ir dar daugiau. Bet pagrindinė mano sfera tai mokyti ir dirbu, žinoma, ir su procedūrom. Ir vis plačiau iš tikrųjų pereinu į daugiau tokio kaip ir coachingo, nes per 10 metų patirties iš tikrųjų pamačiau, kad labai didelis darbas yra ne išmokinti, bet iš tikrųjų paruošti žmogų, būti pasiruošus, daryti verslą, suprasti, kas vyksta, kai ateina pinigai, kas vyksta, kai ateina dideli pinigai, nes aš savo 6-0 uždirbau, kai man 25 buvo. Tai žinau, ką reiškia ir galvą pamesti, ir susirinkti, ir žinau, kad iš tikrųjų, jeigu kažkas yra šalia, kas galėtų padėti tam etape, tai galima sutaupyti labai daug savęs ir labai daug savo laiko. Tai noriu būti ta role model savo ir studentėms, ir moterims, kurios pas mane kelyje. Ir kaip sakyta, malonė tokia pasidalinti. Ir jeigu galiu įkvėpti daugiau moterų, tai kodėlgi ne? Tai kodėl būtent ta grožio sritis, ar ne? Pasibaigai mokyklą, nuneš dabar savo istoriją mus ten. Kodėl tas grožis? Tai iš tikrųjų, aš kada pasibaigiau mokyklą, tai aš esu šeimos, kur pas mus 3 vaikai, aš visada norėjau į universitetą ir kiek atsimenu save, tai visada labai prokurorė norėjau būti. Ir visą tai turbūt įtakoja ir irgi iš kokios vaikystės atėjo ir kokie sunkumai, ir visada kažkaip norėjau turėti tokį darbą, kur nuo manęs priklausytų, nes kai augau labai daug kas ne nuo manęs priklausė, o norėjosi kitaip ir norėjau labai prokurorė būti ir iš tikrųjų tik po mokyklos aš nestojau, aš išskridau čia į Angliją užsidirbti pinigų universitetui. Tai ten teko paragauti visokios tos duonos ir mano pradiniai darbai, tai po 16 valandų dirbau fabrike, sunkiai dirbau daug, susitaupiau ir universitetui. Ir taip mokinausi teisę Vilniui ir kada baigiau mokslus, aš pradėjau dirbti firmoj ir supratau, kad išvaiščiau 6 metus savo gyvenimo. Nes visiškai jau prieš save, tik tai tas toks įsivaizdavimas turbūt, kad turi būti kažkokia ten labai gerbiama daktarė ar ten kažkokia tai teisininkė, kad tai užsiskaitytų. Ir antakiai iš tikrųjų patys mane pasirinko, nes aš pati, jeigu iš labai arti pažiūrėtumė, tai aš pati niekad plaukų neturėjau ant antakių ir aš kaip klientė labai paragavau anksti tos duonos. Ir kai aš supratau, kad aš kažką noriu daryti kito, ir aš uždaviau savo klausimą, ką aš norėčiau daryti, tokio, kad man būtų džiugu, kad man nereikėtų eiti į darbą kaip per kančią. Ir nereikėtų laukti, kol ten susitiks su kokiu Petru ar ten su kokia Birute. Ir galvojau, ką man daryti, kad aš laukčiau to susitikimo ir su žmonėm. Ir pagalvojau, kad vienintelis dalykas, ką esu patyrusi kaip klientė, tai yra permanentinis makiažas. Ir aš tiesiog pradėjau iškart googlinti. Ir tada, aišku, įsijungė mano labai didelis ego ir aš sakiau, kad tikrai Lietuvoje tai nesimokins ir aš išskridau mokintis į Serbiją.
Nes tą dieną, kai aš paguglinau, aš suradau 2 žmonės, vienas buvo Azijoje, kitas buvo serbas Branko, su kuriuo 10 metų jau dirbu. Ir aš kai pamačiau ir aš supratau, kad this is it, ir aš paskambinau iškart jiem. Ir mokymų kaina tuo metu buvo kaip Lietuvoje 6 mėnesių atlyginimas. Aš tų pinigų neturėjau ir aš pardaviau mašiną, pardaviau viską, išpardaviau, bet tą pačią dieną aš užsibukinau mokymus ir sakau, aš padarysiu viską, kad aš ten būčiau. Tai buvo gruodžio mėnesį, sausio mėnesį aš jau skridau mokintis. Ir sausio mėnesį, kaip nuvažiavau, man ten visiška revelation įvyko, kad tai yra tai, ką aš noriu daryti, nes man buvo labai smagu, bet aš net neįsivaizduoju, nei kiek tai kainuoja, nei kiek aš galiu uždirbti, man tiesiog buvo toks apie mane. Ir gegužės mėnesį aš jau pati savarankiškai vedžiau mokymus, nes kovo mėnesį gavau pasiūlymą iš to serbo, su kuriuo ir dirbo, kad jis norėtų mane paruošti kaip mokytoja. O iš tikrųjų toksai labai įdomus dalykas, nes kai galvodavau vaikystėje, ko norėčiau būti, tai sakiau, tikrai niekada nebūsiu mokytoja ir man tų žmonių yra gaila. Nes jų žinios ir jų atsidavimas tikrai yra neįvertintas. Tai kaip sako, turbūt nespjauk į vandenį, nes reikės išsigerti. Tai 10 metų aš mokytojauju ir iš tikrųjų tai yra darbas, kurį aš galėčiau daryti už dyką. Dėl to aš turiu keletą ir kitų verslų šalia. Aš pasileidinėjau dabar savo private label, nes grožio srity su Aesthetics dirbu 10 metų. Tai pasileidinėjau dabar savo veido ir kūno priežiūros liniją. Startuosim su UK ir Azija, o paskui, kaip sakyt, kaip Dievas duos. Bet iš tikrųjų noriu, kad kaip tikras verslo žmogus noriu pradėti uždirbinėti pinigus miegant. Ir kad iš tų pinigų tiesiog galėčiau leisti savo daugiau laiko skirti savo veiklai, kurioje matau labai didelę vertę, padėti žmonėms ir neatlygintinai. Man tai daugiausiai duoda. Bet tai dabar gerai. Nuvažiavai į Serbiją, gavai mokymus, gavai diplomą ir kur grįžai? Į Lietuvą. Taip. Grįžau į Lietuvą ir iš tikrųjų mano tėtis gyvena nuosavam name. Yra 2 įėjimai, tai tas vadinamas salionas. Tai aš tam salione tiesiog pati dėjau su tėčiu ir tapatavom sienas, dėjomės grindis ir per tą verandą, priiminėjau klientės. Ir visada jaučiausi labai pasitikinti savim, nes aš tikrai žinau, kad tą, ką aš noriu duoti, tai padės man padaryti gerai ir nesugadins, nes aš tikrai labai sąžiningai mokiausi, praktikavausi, nes tai yra praktinis įgūdis, tai yra tai, ką tavo ranka gali išmokti, tam nereikia didelio talento ir iš vis jau talento, sakyčiau. Ir tiesiog pradėjo eiti klientės viena po kitos. Ir tuo metu mano tėtis su alkoholio problemų turėjo, tai būdavo tokių įdomių niuansų, kad jisai tiesiog, pavyzdžiui, išgėręs užklysta į mano procedūrinį kabinetą, kol aš dirbu ir aš supratau, kad reikia kažką daryti kitaip ir aš tada sugalvojau, kad gal visgi man reikia išeiti į saloną dirbti. Bet salone pabuvau gal 6 dienas, nes labai greitai kirpėjos, kurios uždirbdavau turbūt per mėnesį tiek, kiek aš per vieną dieną, jos labai greit pradėjo skaičiuoti ir klausinėti, kur aš dedu pinigus. Tai su atsakymu, kad apetuoju sienas vienlentėm, kaip sakant, aš ir išėjau ir supratau, kad aš visgi nenoriu dirbti su žmonėm, kurių pati nepasirinkau ir tada tiesiog taip ambicingai ėjau to link, kad išvažiavau į Londoną, tiesiog labai sąmoningai pasvėrus, kad rinka Lietuvoje pagal tai, kiek aš investuoju į savo mokslus, nes per tą laiką aš skridau mokintis ir į Maskvą, ir į New Yorką, ir į Abu Dabį, ir sertifikatai tiesiog nebetelpa fiziškai pas mane ant sienų ir ten viskas gula papkėse. Ir supratau, kad Lietuva nėra rinka, kuriai tiesiog aš noriu savo potencialą atiduoti ir pagalvojau, kur kitur, jeigu ne į vieną iš pasaulio centrų, į Londoną. Ir štai aš čia jau. Gerai, tai kaip tau sekėsi, dėl to, kad vis tiek, aš suprantu, tu buvai Londone, Anglijoje, bet tu buvai fabrike, dabar atvažiavai kaip verslininkė, visiškai kitas mentality, visiškai kitos galų gale požiūris ir galų gale visai kitas scale, ar ne, nes tu nori dabar daryti verslą, tu nori dirbti grožio srity.
Tai kaipgi tau sekėsi, kokia ta buvo pradžia atvažiavus į Londoną? Man nesudarė Londonas iš tikrųjų jokio spaudimo, nes aš dariau tą patį, tai yra, ką galiu padaryti geriausiai šiandien. Ir aš tą patį dariau Lietuvoje, tik Lietuvoje pasiekiau labai greitai tas stiklinės lubas, kad tu gali daryti dar daugiau, bet ten tiesiog nėra nei žmonių daugiau, nei žmonių su didesniais pinigais. Ir aš tiesiog dariau tą patį ir man nebuvo visiškai jokio tokio diskomforto, kad ar Lietuva, ar UK, anglų kalba man nebuvo irgi barjeras, tai iš tikrųjų tas irgi netrukdė ir aš dariau for fun. Ir iš tikrųjų aš labai ilgus metus nežinojau, kiek aš uždirbu. Aš ateidavau pas savo vyrą, nes aš savo banko sąskaitą atsidariau, gal kai man buvo, nežinau, 20 keli. Aš ateidavau pas savo vyrą, sakau, aš radau nuostabų rankinuką, daug 10 000 eurų, aš einu nusipirkti 10 000 svarų. Ir aš kulniuodavau į Louis Vuittoną nusipirkti savo rankinuką. Ir aš nežinau, nei kiek aš uždirbu, nei kiek aš galiu leisti, pinigų buvo daugiau negu pas mane turbūt sveiko proto. Bet visa tai ėjo dėl to, nes aš mėgavausi. Ir tada, kaip įsijungė pas mane analitinis protas ir aš tiesiog dėl mūsų asmeninės situacijos ir dėl skyrybų turėjau pradėti skaičiuoti, aš pamačiau, kad mano kreatyvita visa energija labai traukiasi ir tas visas skaičiavimas, jisai žudo mano potencialą ir tada prasidėjo ir skaičių kritimas ir pinigų pradėjo darytis mažiau. Ir tada tiesiog supratau, kad aš esu artist, aš nesu žmogus verslininkas. Ir tada tiesiog pradėjau domėtis daugiau visokiais seminarais apie finansus, apie pinigų energiją. Tai va paskutiniai mano mokymai, tai man per metus 100 000 kainavo išskristi pas ten vieną to pasaulio gurų mokintis ir ten labai tiesiog gavau puikų atsakymą apie save, palyginimo, kad verslas yra kaip sporto komanda. Yra žaidėjai, kurie tiesiog turi savo talentą ir turi praktikuotis tą įgūdį gilinti. Tada yra komandos treneris, kuris rūpinasi komandos gerbuviu ir tada yra komandos savininkas, kuris, kaip sakyt, tais šachmatais naudojasi ir jais žaidžia. Tai va aš supratau, kad aš būdama artist, aš tiesiog turiu turėti, kas mane managins ir turėti tą žmogų, tą entrepreneur, kuris nebijos rizikuoti. Nes mano verslas visada buvo babies ir kaip tu gali rizikuoti savo baby, kaip tu gali statyti tai, kam tu dirbai ir skyriai daug savo gyvenimo, kad tu tiesiog galbūt vieną dieną pais va bank ir bus geriau, arba tu gali prarasti viską. Aš tos rizikos neleidau ir nenoriu sau leisti. Todėl paaugau ir supratau, kad kiekvienas sėkmingas verslas negali būti iš vieno žmogaus. Turiu puikią komandą, turiu verslininkus, partnerius, kurie tą riziką dalinasi labai su manim džiugiai, o man leidžia tiesiog savo tą flower power antakių paišymą daryti toliau. Ir kai sakyt, sėkmingai ta energija, ta tokiu žaismingumu, per pasitenkinimą, per malonumą, iš pajautimo, tiesiog pritraukti žmonės. Nes pas mane, jeigu aš visada savo studenčių klausiu, kodėl norit atiduoti pinigus man. Labai daug pigesnių mokymų yra ir sakau, kodėl būtent man. Ir 90% mano studenčių pasako, aš seku jūsų Instagram'e, aš keli metai žiūriu, jūs mane įkvepiat, jūs mane motyvuojat, jūsų storius aš screenshotinu išsaugau. Ir man vos nesvarbu, ką jūs darot, aš tiesiog noriu daryti tą, ką ir jūs, svarbu, kad pas jūs. Ir aš tada supratau, kad iš tikrųjų tai nėra svarbu, ką tu darai, tai yra svarbu tavo asmenybė, kas tu esi ir jos tu negali ištreniruoti, jos tu negali nupirkti, tu, kaip sakyt, charizmą arba turi arba neturi. Ir aš net ir savo studentėm visada sakau, jeigu jūs norite turėti sėkmingą verslą, neinvestuokit į masažinę lovą ar į patogesnę kėdę, investuokit į mokymus, kur jums padės komunikaciją stiprinti, kur jums padės daugiau būti tokiu socialiu žmogum, tapti sociumo dalim, kad tiesiog lengvai galėtumėte parduoti save, nes iš tikrųjų žmonės perka žmonės, o tik paskui žmonės perka iš žmonių. Gerai, tai dabar vis tiek, aš šiek tiek išgirdau, bet aš labai norėčiau, kad tu įvardintum, kokie buvo tie tavo pagrindiniai iššūkiai, kai jau tu rimtai apsisprendai daryti verslą, ar ne? Dėl to, kad vis tiek bet kokiu atveju, aš kaip ir sakau verslininkas, jau jeigu tu turi paslaugą, už tą paslaugą gauni pinigus, jau tu esi verslininkas. Tai kokie buvo tie pagrindiniai tau iššūkiai,
nu, tapti vis dėlto tą verslininkę. Aš suprantu, kad tu buvai artistė, bet kas per iššūkiai tau buvo, kai jau tu susidūrė akistatą su tuo verslu? Gal tada pagrindiniai būtų mano vidiniai iššūkiai, tie, kurie yra baimės ir visokie ribojantys įsitikinimai, kur, kaip aš sakau, mus labai puikiai išmokė jaustis kaltais, mus labai puikiai išmokė jaustis, kad kiti yra svarbesni negu mes, bet niekas mūsų nemokė, kad mes esam patys šauniausi, kad mes esam patys nuostabiausi, kad mes galim viską, kad nėra nieko neįmanomo. Turbūt mano visa karta užaugom tokį, kad tą didesnę braškę atiduok kitam, pasimk paskutinį ir palauk, kol pasims visi. Tai man turbūt tas atsistojimas ir suvokimas, kad aš turiu tokią paslaugą, kurią aš noriu pasiūlyti ir kad jeigu aš jos nesiūlysiu, realiai aš apvoksiu visus žmonės nuo galimybės patirti save. Tai man tas per save perlipimas buvo, kad tai bandyt save parduoti, bandyt tiesiog, net nebandyt, bet tiesiog atsiverti ir duoti žmogui tą galimybę, tą experience, suprast, kas aš, ką aš darau ir labai taip gražiais mainais apsimainyti. Aš suteikiu paslaugą, tu man atiduodi pinigus, win-win. Tai man tai visgi iššūkiai buvo tie mano vidiniai barjerai, nes kada perlipau per juos, tada nėra nieko neįmanomo, nes kiekvienas žmogus, pas kurį tu eini, jis kažko ieško. Tu ieškai kliento, jis ieško specialistų. Jeigu tu save gebi parduoti ir jeigu gebi žmogui perteikti, kad tu esi savo srities profesionalas, tai žmogus patikės ir nupirks. Tai jeigu galvoti apie tuos iššūkius, tai sakyčiau, jeigu žmonėm iššūkiai yra kaip save parduoti, tai vadinasi, gal tiesiog dar per mažai turi žmonės skilsų ir kad dar reikėtų investuoti į save daugiau, kad tai tiesiog taptų neginčijama tiesa ir kuria pats žmogus pirmiau patikėtų. Mes turim leisti savo patys pirmiau patikėti, kad mes esam amazing ir kad mes iš tikrųjų tokią Dievo malonę turim dalintis tuo ir kad tas toksai, kaip sakyt, kolas mus pasiekė. Kodėl aš nesugalvojau būti smegenų chirurgė, pavyzdžiui? Todėl, nes aš neturiu tam potencialų, bet, kaip aš sakiau, antakiai mane susirado patys. Tai iš tikrųjų ne į iššūkius labiau fokusuoti, sakyčiau, reikia, bet į tas visas galimybės, nes atradus save, ką tu norėtum besąlygiškai duoti kitam, o dar jei už tai ir gauti pinigus, tai nėra tada jokių iššūkių. Aš suprantu, bet dabar žiūrėk. Aš esu aфигена kažkokia meistrė, ar ne? Bet aš nemoku parduoti. Ką man tada daryti? Va, tarkim, kaip tau tas įvyko? Pirmas pardavimas. Tu žinojai, tu pamatai, tu atradai save, tave veža, tu kaifuoji. Bet tau kažkaip reikėjo tą pirmą klientą susirasti. Tai kaip tu jį susiradai? Tada, kai aš, apie procedūras, jeigu kalbant, aš pirmiausiai pasidariau modelių nemokamai, nes supratau, kad man pritraukti klientę, kuri norės pas mane antakių, aš turiu parodyti antakių. Pradėkim nuo to. Tai mano modeliai buvo mano dvynė sesuo, mano mama, mano draugės, tuo metu aš pizzeriją dar turėjau, pizzerijos darbuotojos buvo mano pirmi modeliai. Ir aš tiesiog įmečiau kelis tuo metu, man tai atrodė amazing, ten belenkai gražus darbai. Ir aš sulaukiau pirmo skambučių. Tai reiškia, skambina nepažįstamas žmogus, kur nurodžiau Facebook'e savo numerį ir man paskambino. Ir moteris, kuri buvo kitam laido gale, jinai sako, mačiau jūsų antakius, aš noriu surašyti. Gražu, noriu, viskas. Ir nežinau, labai dėkoju tam balsui, kartais galvoju net, kad toks kaip asmenybės susidvejinimas yra, nes vienas balsas taip sako iškart, užrašyk dabar, nes paklausė moteris, kada galit priimti. O tas kitas balsas sako, vaidink, kad nepasiekiama esi iki galo. Tas kitas balsas, nelauks, kas čia tu tokia, kad čia tavęs lauktų. Ir aš dar kaip dabar atsimenu tą momentą, kaip aš taip telefoną prikišus prie darbo knygos varčiau savo puslapius, kad jį girdėtų, nors jinai buvo visiškai tuščia. Ir aš pasiūliau klientė užsirašyti po 2 savaičių, nes aš esu fully booked. Ir tai suveikė, ką aš vėliau sužinojau, kad kas yra pardavimo triukas, parduoti per deficitą. Žmogus norėjo, dabar negavo, iškart pagalvojau, wow, kokia busy, turbūt jei busy, tai labai gera ir viskas, ir žmogus laukė. O man tai buvo tas deadline'as, tai kaip parako statinė po užpakaliu. Nes aš žinojau, kad ar aš praktikuosiuosi, ar ne,
ta diena išauš ir ta moteris ateis. Ir aš tiesiog dirbau be sustojimo 2 savaitės, aš taip savo latekso tos antakius tobulinau, kad tada, kada jinai atėjo, jie gavosi tobuli ir aš, kaip sakau, pardavimas vyksta per žmogų, jinai apie mane papasakojo visom savo draugėm, po jos nuo rytojus pradėjo telefonas degti ir aš jau per tą vieną klientę, nes pasirodo, jinai ten didelės įmonės savininkai buvo. Ir viskas, ir aš 3 mėnesius į priekį turėjau klienčių. Bet tu vis tiek paminėjai socialinę mediją, paminėjai savo pirmas nuotraukas Facebook'e, ar ne, palei kurias tave atrado pati pirma klientė. Tai kokį vaidmenį tie socialiniai tinklai užima tavo versle? Aš tai nesakyčiau, kad pagrindinį, nes pirmiausiai darbų delegavimas, nes turiu didelę komandą, aišku, nes aš pati sąmoningai pasirinkau likti tik su savo kūrybiniu visų projektu. Ir tada, kada yra komanda, kuri kaip sraigteliai sudėlioja visą kitą paveikslo dalį, tada ateina socialiniai tinklai. Ir net šiandien ryte pasimeldžiau ir kaip tik telefonas taip pim išmeta, kad paskutinę savaitę ekranas mano telefono įjungtas buvo 6 valandas 22 minutės. Tai reiškia, aš dirbu full-time job, ta prasme, prie telefono, bet ten yra mano visas darbas, aš dėl to galiu keliauti, būti bet kur, mokinti iš bet kur ir tikrai daryti labai daug, nes mano ofisas yra mano mobiliam telefone, mano e-mailai yra mobiliam telefone, mano skambučiai yra mobiliam telefone, mano Instagramas, mano viskas yra telefone, tai realiai net ir mano sesers vaikai kaip žiūri ir, oi, bet man liepė mama pasidėti telefoną, o tu telefoną turi ir aš sakau, išmokit telefonų uždirbti pinigus, tada jūs galėsit tiesiog jį turėti irgi visada, bet ne tai, kad laiką prarasti, bet nupirkti savo daugiau laiko, nes nesi pririštas prie jokios darbo vietos. Gerai, tai kaip tu dabar atsiradai kitose pasaulio dalyse, ar ne? Jau girdėjom Lietuvą, girdėjom UK, tai iš kur pas tave atsirado Filipinai? Pas mane... Miamis, iš kur? Taip, mano aišku, ta pirma tokia irgi svarbi buvo mintis, kad aš noriu... Čia buvo, sakau, mano ego jis labai didelį vaidmenį vaidino, nes aš norėjau būti arba geriausia, arba niekas. Ta prasme, aš... Nežinau, turbūt nuo pat mažumės aš tą tokį konkurencingumą labai jaučiu. Ir aš pati sakiau, kad jeigu aš darysiu, tai darysiu tik tai tokiu mastu, kad apie mane, ten nežinau, pasauliniai laikraščiai rašys. Ir aš tikslingai ten ėjau, nes tikrai manau, kad labai reikia svarbiausias dalykas, ką tu gali žmogus turėti, tai yra stiprų kodėl. Nes kai pas tai yra stiprus kodėl, pas tave kaip atsiras va taip. Kodėl tau reikia šito darbo. Ir aš pati, pavyzdžiui, iš savo studenčių matau, kad ateina moteris, 3 vaikai, vieniša, nežino, ar kitą mėnesį turės už ko nuomą sumokėti, jinai mokymus baigia per 2 savaitės. Jinai visą savaitę augina ten 4-5 vaikus, dienos metu vakare naktį jinai praktikuojasi, jinai per 2 savaitės gauna diplomą ir jinai pradeda dirbti. Tokiai moteriai dar padedu aš papildomai ir aš matau, kaip jinai ateina už ten 6 mėnesių su Porsche rakteliais ir sako, Paėjo. Ir vat iš tikrųjų ir pas mane tas toks buvo, kad jau jei daryti tada maksimaliai arba nedaryti išvis. Ir tiesiog toks buvo šalutinis efektas, kad apie mane sužinojau kitose šalyse, kitose kontinentuose, pradėjau mane kviesti dalyvauti kaip teisėja, vertinti darbus, kaip speakerė, kalbėti apie motyvacinius visokius dalykus, apie techniką. Ir aš sakau, why not, aš tam ir dirbau, kad aš tapčiau žinoma ir kad manęs norėtų visas pasaulis. Ir aš vienu momentu prieš pat pandemiją aš skraidžiau su daktarų priežiūra, nes net pilotam neleidžia tiek valandų skraidyti, kiek aš skraidydavau per mėnesį. Ir aš pastoviai būdavau su daktaro priežiūra, su tyrimais ir taip toliau, nes būdavau mėnesių, kad turiu 20-30 skrydžių per mėnesį. Ir sveikata griuvo ten viskas labai, bet kaip atsisakyti, jeigu aš čia tam ir dirbau. Tam ir ten kviečia Ameriką, atvažiuoju, 2 dienos 100 000 kontraktas, valio sutinku, Azija, ten Indonezijos, norim važiuoju, bet paskui supratau, kad
nuvarytus arklius, paskui tik nušauna. Tai va, ir iš tikrųjų labai atsiribojau, paskui atsisijau, kur man smagu, kur galbūt norėčiau likti atostogų ir į tą šalis dabar ir sutinku važiuoti, bet buvo laikas, kad važiavau visur, kur kvietė, nes buvo toks mano ego taip stipriai degė ir norėjo ten išragauti visko ir tą visą šlovę pasimti, kad tai dariau bet kokią kainą, bet tas bet kokią kainą pas mane buvo visada, nes aš, kai sakiau, noriu mokintis universitete, mano tėvai negali leisti man mokėti už univerą, aš dirbau, man kojų, rankų, nagai nukritę buvo, bet aš susitaupiau ir aš uždirbau. Tai taip pat ir man, kaip aš pradėjau dirbti su antakiais, pradėjau dirbti su mokymais, pinigai kiti, laiko šeimininkai kaip ir aš, bet aš esu vedus mokymus, kai man penktadienį išoperuoja, mano pilvas susiūtas, aš pirmadienį jau vedu mokymus, pati pasirašius iš ligoninės sutikimą, kad aš išeinu savo noriu, jei kažkas atsitiks, aš neturiu niekam pretenzijų. Ir va tokia yra to verslo kaina. Gerai, bet vis tiek, žinai, kaip ir visi mes turim gerų dienų, blogų dienų. Kas tau padeda grįžti atgal į save? Ar ne, kai jau ateina toks laikas, kai viskas užkniso, nebenoriu, nebegaliu, kas tave pastato atgal ant kojų, kai tokios dienos ateina? Ką aš galiu pasakyti, kad gali priimti tik tada, kai yra erdvės. Jeigu tu ten esi visą save užspaudęs su savo rūpesčiuose, savo kažkokiuose lūkesčiuose, ten nėra net erdvės kažkam ateiti. Ir tokiu momentu, kai reikia sugrįžti į save, tai aš ir žinau, kad labiausiai, kai reikia kažko pokyčio ar dar kažkokių tikslų naujų atsiranda, tai aš suprantu, kad ne tada yra žingsnis į priekį, bet tada kaip tik turiu padaryti žingsnį atgal ir atsitraukti ir palikti erdvės. Esu tikinti, meldžiuosi, einu į bažnyčią, važiuoju į vienuolynus, medituoju, važiuoju į retrytus, stovyklas. Visur, kur galiu pabūti su savimi ir tik apie save. Va tai man padeda. Nes tikrai suprantu, kad žmogus gali būti tas toksai dalintojas ir davėjas tik tada, kai pats esi pilnas, o tas tavo powerbankas, jeigu pats ten ant raudonos ribos esi, tai tu ir duoti niekam negali. Gerai, tai papasakok, Dovilė, man apie savo projektus, kuriais labiausiai didžiuojas ir kurie, sakai, va čia mano, aš čia padariau, ar ne? Ar projektais, ar šiaip darbais, ar žmonėmis galbūt, su kuriais tau teko susidurti. Kas va tavo tas buvo, žinai, ta žalia šviesa, kad blemba, aš padariau. Ir žinai, kaip man čia dabar pavyko. Wow. Toks, tai pats pagrindinis pirmas, tai manau buvo akademija, nes iš tikrųjų mano šitą akademiją, tai man, aš kaip sakau, kūdikis, tik moterys laukėsi 9 mėnesius, aš 18 mėnesių laukiausi, kol išgimdžiau šitą projektą, nes mergaitė atvažiavus į tokią šalį iš savo santaupų skirti $500,000 tam, kad atsidaryti savo grožio saloną, tai yra kažkas, man bent jau tada tai buvo kažkas. Tai man tai yra wow, nes aš iš tikrųjų pati vėl pirmiausiai rodžiau savo, kad visiškai viskas, ką nori, gali viskas tapti realybė ir ten tik tai tavo pasirinkimo klausimas, ar tai materija pavirs ar ne. Antras gal toksai, kuo tikrai labai didžiuojuosi, tai pirmiausiai savim. Visuose šituose įvardinimuose aš labai didžiuojuosi savim. Nes irgi ilgus metus labai žavėjausi būtent tuo amerikiečiu, pas kurį kaučinausi metus praeitus. Ir visada jį žiūrėjau ten wow, nes jisai kaučinės yra Amerikos prezidentus, motina Teresė ir ta prasme Nelson Mandela ir pačius didžiausius vardus pasaulinius. Tai man praleisti metus laiko su juo buvo kažkas wow, nes kad patekti ten sumokėti pinigų neužtenka, ten tavo žiūri į visas finansinės ataskaitas, turi pateikti savo visus verslo dokumentus, kiek uždirbi, kiek išleidi ir taip toliau, ir jis atsirenka, ar jam verta dirbti ir įsileisti ar ne. Tai didžiuojuosi savim už tai, kad sukūriau tokį verslą, kad patekau ir praleidau metus ir iš tikrųjų su pačiais stipriausiais mentoriais mokinausi. Ir trečias dalykas turbūt, tai dabar būtent mano tas private label, mano naujas kūdikis, kur sakau, dabar 12 mėnesių jau gimdau.
Ir, nu, kas visiškai yra mano kūrybos vaisius, visiškai toks iš, nu, vat savo, nes iš tikrųjų tai darau produkciją savo. Kaip man sako, tai turbūt susiskambinai su Kinija, užklievai savo logotipą ir viskas. Ir iš tikrųjų, sakau, tai 12 mėnesių netruktų. O kitas dalykas, tai sakau, aš pati vėlgi savo dėka, savo ego didelio, tai visada norėjau atsidarius kosmetinę savo turėti visus savo kremus su savo vardu. Ir pagalvojau, kodėlgi ne, todėl susiradau laboratoriją Lietuvoje, kad viskas būtų arti ir vietoje, nuvežiau visus produktus savo, kuriuos naudoju ir pasakiau iš visų, ištraukit, ką turi geriausia ir padarykit vieną. Ir viskas, tai labai džiaugiuosi, kad turėsiu tą savo išsvajotą produktą savo. Ir kaip sako, kokių revenue tikiesi, aš sakau, net nesitikiu, ar kažkas tai pirks. Jei kažkas pirks, valio, why not? Bet man svarbiausia, kad aš tiesiog leidžiu savo daryti, klyst, bandyti ir visiems patariu, bandykit, hebra, darykit, ko nesate darę, nes tik taip per daug bandymų suprasit, kas apie jūs ir kas ne apie jūs. Aš tiek turėjau pinigų investuoti į visokius nereikalingus mokymus, kur tik po mokymų supratau, nu tikrai gyvenime to nedarysiu. Bet tik taip išsigryninsit, kad atsiras tas vienas dalykas, kur sakysit, burna pilna seilių ir tik to noriu ir galėčiau tai daryti nemokamai. Ir tada žmonės norėsim atiduoti visus savo pinigus ir viską ir gražiausius žodžius, kad tik tai turėtų galimybę prisiliesti prie jūsų. Tai gerai, akademija, private label, what's next? Kokia ta didžioji vizija į ateitį? Kur dar nori nugriauti kalnus? Nesakau, laimė mėgsta tylą, bet gal pasidalinti. Ne, šiaip tai iš tikrųjų jau užsiminiau pradžioj pokalbio, kad noriu uždirbti pinigus miegant, tam, kad galėčiau filantropinę veiklą užsimti, noriu turėti, vėlgi galbūt tai mano didelis ego, bet noriu turėti savo vardo foundation, noriu padėti vaikams, kurie serga vėžiu. Turiu labai artimoje aplinkoje daug žmonių, kurių vaikai vėžiu serga ir kuriuos dėja kuriems galėjom padėti pinigais. Ir visa būtent šita firma Serbo, su kuriuo dabar dirbu, jo dėka ne vieną gyvybę esam išgelbėję. Ir dėja labai daug gyvybių ir nepavyko išgelbėti, net ir investuojant, duodant pinigų. Tai iš tikrųjų mano ateitis tai yra kuo daugiau atiduoti. Ta prasme, toks gražus turbūt pasakymas būtų, kad tikrai pusę gyvenimo labai norėjau uždirbti daug pinigų, o likusią pusę noriu jas visais pasidalinti. Tai taip ir važinėsi po pasaulį? Ar planuoji apsistos vienoje kažkokiai šalyje? Namai dygsta Vilniui. Okay. Tai kaip ir, kol mano šeima gyva, kol mano tėvai gyvi, aš tikrai Lietuva bus mano antra pagal svarbumą vieta. O paskui kaip Dievas duos, bus matyti. Gerai, tai Dovilė, jauna mergaitė, kuri nori būti PMU, ar ne? Per savo patirtį, per savo skonį, per savo prizmę, kokius patarimus jai duotum? Pas mane taip. Taip ir duočiau tokį patarimą. Nes labai paprasta tiesa, jeigu nori važinėti Rolls Royce, tu neik patarimo klaus pas Opelio vairuotoją. Kadangi aš esu uždirbus tuos 6-0, jeigu kažkas norit uždirbti 6-0, ateikit, aš turiu know-how. Bet tie, kas nori uždirbti pinigų parduodami sielą velniui, tai tada nepakeliui. Nes aš visgi, aš ne apie tą, kad uždirbti pinigus, nes aš pati gyvenime, pati nelaimingiausia buvau tada, kai turėjau daugiausiai pinigų. Čia irgi tokia Jimo Kerio labai pasakyta, tokia neskani ir skaudi tiesa. Linkiu visiems uždirbti tiek, kiek jie svajoja, kad suprastų tam, kad ne piniguose laimė. Tai iš tikrųjų tiesa. Tai jeigu kažkas nori tokios sielos veiklos, iš ko uždirbti pinigus, tai tikrai sakyčiau, ateikit pas mane. Bet šiaip, aplamai, jauna mergaitė, kuri žiūri, klauso ir galvoja noriu, bet nedrįstu, kaip ir vairuot, išmokstam kartu su instruktorium. Neduoda niekas raktelių ir neliepia sėst.
į mašiną ir savižudybę užsiminėti. Taip pat kaip ir vaikščioti, į tuos tėvų pirštus įsikabinam tom netvirtom rankom. Tai susiraskit žmogų, kuriuo tikit, kuris gali jum padėti, kuris gali jūs nukreipti. Jeigu neatlygintinai, tai nemokamai, negalit leisti to, tada pilnas internetas, net ir ką mes dabar su tavim darom, ar ne? Mes dalinamės tuo, aš dalinuosi to, ką man reikėjo 10 metų, kad aš tai surinkčiau. Reikėjo per visus ups ir downs praeiti pačiai. Ir tokio dalyko kaip sėkmė nėra, čia yra visiškas skemas. Sėkmė yra galimybės, kurių yra, ir šita patalpa yra pilna. Ir kiekvienas sutiktas žmogus yra galimybė, ir kiekvienas įvykis yra galimybė. Turėkit labai tvirtą kodėl. Kodėl, kad žinotumėt, net jeigu juodžiausią naktį, kai užeis ta Dark Night of the Soul, kad žinotumėt, kodėl norit jūs to pamokų, kodėl norit to, ko jūs norit daryti, nes tik tai ištems. Tai turėkit tvirtą kodėl ir jei nežinot, kaip tai padaryti, susiraskit mentorių, nes tai sutaupys labai daug laiko ir tikrai bus tas safety pillow, kai krisit, nes gyvenimas apie tai. Niekas nekyla, tik visko būna. Ką tu, Dovilė, galvoji apie konkurenciją? Neturiu konkurencijos. Bet dėl to, kad vis tiek labai daug yra tų meistrių, žinai, ir visos jos sako, ateikit pas mane, aš esu geriausia. Ką tu apie tai galvoji? Kaip žmogui atsirinkti? Gal turiu atsakymą. Labai paprastų klausimų, žiūrėk. Kiek yra kirpyklų šiuo metu pasaulyje? Ant kiekvieno kampo. Ta prasme, čia turbūt atvažiuojant, tai kokias, nežinau, 3 vienoje gatvėje mačiau. Bet čia dabar galiukų pasikirpti, tai nei pas vieną nėra vietų. Pas kiekvieną užsirašyti reikia. Nėra konkurencijos, nėra perkrautos rinkos. Yra tas, kad esi tu ir tavo asmenybė ir tu parduodi savimi. Tai konkurencijos nėra. Konkurencija gal mato žmonės, kurie tikrai žino, kad neturi skilso ir kažkaip iš tuščio į keurą, ir kad čia bijo, kad kažkas kažką geriau padarys. Nes niekas nepabus aš, niekas nepabus tu ir niekas nepabus ten ir nei Birutė. Ir kam patiks mano energija, su kuo aš suklikinsiu, tas pas mane ir ateis, be jokios konkurencijos. Taip kaip ir vyras, kuris myli moterį, jis lieka su jais, apsiveda ten su ja, nors yra 100 kartų ir gražesnių, ir yra 100 kartų puikesnių, ir karštesnių, ir seksualesnių, bet jis vis tiek yra ištikimas jai vienai. Tai taip pat ir darbe, taip pat ir versle, kai tu turi žinai, ką tu turi duoti ir tai neparemta tik tai paėmimu pinigų, bet kai tu tame matai vertę, automatiškai žmogus tai pajaus ir jis pats mielų norą atneš pinigus ir padės ant stalo. Ir tada bus gražūs mainai. Tai nebus, kad tu uždirbi, bet bus tiesiog labai sveikas, gražus apsimainimas. Tu paminėjai, kad verslas tau kainavo šeimą. Kodėl? Kodėl kainavo šeimą? Jo. Ir galbūt patarimas iš tavęs, ką daryti arba ko nedaryti, kad taip neatsitiktų. Nežinau, ar taip atsitiks kiekvienai, kuri bandytų taip verslą gal daryti kartu su vyru, nes tas toks iš pradžių tai labai idilė tokia, kad oi, faina, galim ir darbe, ir namie. Bet aš su vyru labai gražiai galėjau kelis metus, kokius 5 metus mes labai mokėjom puikiai palikti darbą už durų, grįžti namo ir tapti ten tą vienas kitą ištroškusi ten porą, žinai. Bet paskui nebegalėjom. Palikti už durų, parsineždavom tą visą purvą namo, ten aprieki vienas kitą 5 minutės prieš įžengiant į duris, apie kokį ten seksą, apie kokią ten romantiką, apie kokius ten santykius gali kalbėti. Tai ir mano buvo pasirinkimas tą rytą, kai aš skyrybų pasiūliau vyrui skirtis, aš pasakiau, aš tave myliu kaip žmogų, bet esu be 5 minučių tavęs nekęsti ir nenoriu tavęs prarasti kaip žmogaus, todėl čia baigiam šitą visą istoriją. Ir mes po šiai dienai labai gražiai sutarėm. Turiu jį kaip žmogų, bet dėja gausi kaip gausi. Tai patarimas būtų toks, nevaišykit chebra santykių su darbu, pasilikit moterį savo, pasilikit kažką savo, palikit vyrui tai, ką jis turi. Nelyskit į jo gyvenimą pilnai, tegul nelenda į jūsų, užsimkit kūrybą, džiuginkit save, palikit tą pačią teisę ir vyrui. Ir tada, kai du džiugų susitiks,
tada labai graži daugybė gausis. Grįžtant į tuos savo visus 10 metų patirties, ko nedarytum, jeigu galėtum nedaryti? Ar ne? Aš suprantu, kad kiekviena ta klaida yra pamoka, bet žinai, kad tą savo liniją patrumpintum, gal kažkokias atkarpas išimtum iš jos. Ir jeigu tokių yra, pasidalink. Žmogus, kuris sėdi šiandien prieš tave, tai yra sukurtas visų tų įvykių. Neištrinčiau nieko, nekeiščiau nieko, nedaryčiau nieko kitaip, net jeigu turėčiau galimybę pažvelgti į ateitį. Nieko nedaryčiau kitaip. Daryčiau viską tą patį. Nu, bet vis tiek su vyru verslo nedarytum. Daryčiau. Nes tik to santykio su tuo vyru dėka aš esu moteris, kuris sėdi čia. Ta, kuri paragavo ir ten meilės iki debesų ir skausmo iki pragarų. Viską daryčiau tą patį. Ir dar turbūt tik padėkočiau visiems, kas tam kely buvo, tai dar pasibaigus, tai dar prieičiau ir padėkočiau, nes žinočiau, kad bus taip gerai ateityje, kad nekeičiau tikrai nieko, tikrai. Nei vieno žmogaus neištrinčiau, nei vieno posūkio kitaip nesukčiau. Na tai tikrai tau linkiu to, žinai, tavo vizijos išsipildymo, linkiu, kad galėtum padėti tiem vaikučiam ir dar didesnių mastų, negu kad padedi, ar ne? Linkiu, kad tavo brandas paeitų, tavo produkcija paeitų, žinai, ir kad tai būtų dar vienas tavo babys, kur po 10 metų sakytum, va dar ir šitą baby turiu, žinai, ne tik savo akademiją. Ir labai buvo smagu su tavim šiandien pasikalbėti. Labai smagu buvo susipažinti, ar ne, ir didžiausios tau sėkmės.